Sveiki visi ir filmuojame antrą Terrarijos epizodą ir Flying Fish artėja. Jis blogas, todėl jį reikia užmušti, nes mus irgi muš. Ir jeigu norėsite kreko, galėsiu jį padaryti ir duoti, jūs į komentarus parašykite savo Skype'ą, galėsiu per Skype'ą atsiųsti arba panašiai. Ir naktis. Nagi. Yes. O ne, kaip man dabar ten užlipti. O, vėl užstrigau, čia toks bugas yra. O ne. Man rodos mirsiu. Bet jei mirsiu, prarasiu tik truputį pinigų. Gerai, reikia palaukti ir nusižudyti. Pasikasim blokų. Nes reikės. Na va. Miegojau su žuvim. Parašyta čia taip. Ir vis dar neuždaręs durų tu. Na gerai. Ir atsirado virvės. Jos labai geras dalykas. Gerai, tarkim, mūsų kasyklos bus čia. Ir zombis su lietpalčiu. Iš jo galima gauti labai retą dalyką. Tai Rain Hat. Na, kaip matote, jisai užsidėjęs dabar ją. Tokia kepurė. Bet ten labai retas dalykas. Aš jo galiu pasakyti nesu gavęs. Aš iš viso esu tik vieną užmušęs per tą, kur mokausi. O! Raincoat! Yes! Wow! Ne Rain Hat, bet Raincoat. Galvoju, tik kepurę galima gauti. Nagi, leiskis. Nu. Ir tenais žaizdė. Dar vieną. Yes. Gerai, mums reikėtų eiti kasinėtis. Ir palaukit, mes dar turim šitą gerai. Va, kaip matote, ten goldfishas vaikšto. Ir mums dar liko 10 minučių panašiai. Tai galime... Amo? What? Palaukit, pausimus gal pasiliekam. Šaurikienas irgi, šito nereikės, šitą čia dedam. Palaukit, jeigu čia amo, tai... Wow, geras. Nežinojau, tikrai nežinojau. Ir Red Eyes. Bet tai tikrai nežinojau, kad yra Red Eyes, nes nebuvo tame bajame, kur fišą gavau. Gerai, kasamėms. Namas bus didesnis tikrai. Ir aš dar pats nustačiau, kad man video baigtųsi po 16 minučių panašiai. Tai jeigu nespėčiau pats sustabdyti. Jeigu nematote, tai palaukite, to ir dėsiu torčą. Ir geriausia man būtų dabar numesti šitą ir taip kasti.
Tino reikia pasimti. Na, jisai tas pats, kas varis, tik kad pakaitalas. Na, turbūt jau šitą sakiau. Ne, turbūt to taip ir yra. Čia tamsu. O, vadinas pas mus bus šitas silveris. Galėsim pasidaryti stafų, na, ten tokie magijos dalykai. Ir iš kur aš gavau manos? Ai, jogi, nuo pradžio gaunu vieną maną. Ir kaip aš čia įėjau ir negaliu išeiti. Na, ten bugas tikriausiai, o gal ten specialiai tai padaryta. Nes ten buvo pusė bloko. Silver ore. Fuck! Nenorėjau čia. Glaustiką numetam. Čia kažkoks kitas biomas. Kokia dykuma po žemynę tikriausiai. Turim vieną glaustiką. Čia numetam. What? Aš nenorėjau, kad tenais nukristų. Pasikasam smėlę. Ir liko 5 minutės panašiai. Ir kad gavome šitą dalyką. O kiek jisai defense prideda? Ne, nerašo kažkodėl. Nes kepurė tai žinau, kad 4 defense. Ir čia yra tapezo. Wow, nežinojau, kad smėlis gali ant šito laikytis. Na va. Čia gal geriau patraukiam šitos. Ir aš labai pratęs prie grappling hooko, nes turiu aš jį tam kitame survival. Ir čia vėl tas pats biomas. Ir įdomu, išeis iš kilties. Išėjo. Gerai. Man dabar reikia kastis čia. Okei, kasamėms. Viltinas. Na, išsikasame. Man galės prireikti. Kokius šarvus gal pasidarysim. Kažkaip dabar nėra ką komentuoti, tai todėl tyliu. Dar išveriam. Ir patikėkit, atsirado 250, man rodos, naujų daiktų. Ir iš viso dabar terarijoje yra 1000 daiktų. Įsivaizduojate, kiek daug. Tai vat. Dabar galima pabandyti, mūsų tikslas atverti žemėlapį ir pabandyti visus itemus gauti. Ir tikriausiai dar mūsų tikslas yra toks, kad mums reikia šitą visus šarvus surinkti. Na, visus. Greičiau. Tai paskesiu. Aš nieko nematau. Yes.
tegul nusileidžia čia visas vanduo. Na, dar 5 minutės liko. Kobvebų gavom. Tikriausiai vanduo nuplovė kobvebus. Ir, o ne. Torčią nuplovė. Fuck. Tikriausiai vienas žaidimas, kurį galiu filmuoti. Čia yra vienintelis. Todėl nes jisai nei lagina, kai filmuoju, nei ką. Tai tikriausiai vien Terrariją ir filmuosiu. Nebent dar kai kokį arba geresnį kompą nusipirksiu. Oro. Gerai, varom. Ir kasam. Reikės daugiau rasti kokių čestų, gal gerą dalyką rasim. Nes kaip žinau, tai dabar Life Crystal ir visus panašius dalykus galima žymiai lengviau rasti. Ir mes pradėjom skęsti. Ne! Nieko nesimatė. Nu, paika. Jau antra mirtis per 2 epizodus. Ir abi, kai paskendau. Gerai, kad turiu šitą lietpalcį, bet neturiu kepurės, tai su lietpalčiu galiu pasidaryti. Nu, man jis neplyja. Tipo. Šito reikės. Ir galim pasidaryti šitą G3 kažkokius tus. Ir turbūt mes juos pasidarysim. Ir dabar noriu parodyti, ką gali padaryti šitas daiktas. Ir dabar taip dedame ir jisai leisis, kol palies žemę ir tada stos. Tai dedam visus, kiek galima. Ir va sustojo, vadinas kažką prilėtė, tikriausiai žemė. 9 range damage. Geras. Gerai, galėtumėm šiek tiek eiti toliau ieškoti kai ko, nes liko vos kad kelios minutės, tai tikriausiai sakau jums ate ir laukite kito epizodo.